Sveiki. Google Sitekit įdiegimas, pajungimas. Pažymėkim, ką mes sutinkam, padėkim. Tai padės pagerinti vienokius ir kitokius dalykus. Google Sitekit, ką jis duoda, mums leidžia optimizuoti ir sujungti WordPress puslapį su Google Analytiku. Tai mums duos daug efektyvesnį ir geresnį pasijungimą. Pasirenkam savo Google paskyrą, prie kur mes norim jungti, leidžiame prisijungti. Iš esmės pats procesas labai paprastas, mes spaudžiam taip ir patvirtinam, kas yra labai gerai, kad iš karto pajungia ownershipą, įdėgia visus reikiamus kodus į visą puslapio sekimą, tai tampa automatizuotas, kas gerai, kad pajungia Webmaster Tools, tai reiškia, kad iš karto mes matysim atitinkamą informaciją, tad sudėliojam, procesas tikrai labai paprastas, man labai patinka, kad tai leidžia optimizuoti. Va, mes pajungiam prie paskyros, mūsų dabar prašo sukurti papildomą paskyrą, pridedam naują, nes kadangi sukuriam naują, nebent jeigu jūs jau turite, tai galite pridėti. Čia informacija iš karto patinai sukuria palei puslapio duomenis, galite pasikoreguoti, bet iš esmės čia dabar testuojamas, čia klausia, ar norime prie tos paskyros pasijungti. Spaudžiam taip, nes prieš tai padarėm, vėliai tęsti. Ir dabar mūsų dar turėtų paprašyti patvirtinti, ar tikrai viską sutinkame su visomis taisyklėmis. Neprašė, kitą kartą prašo. Bet iš esmės viskas turi būti taip ir viskas. Nu va, einam prie analitiko ir prašys, kaip ir sakiau, patvirtinti šitų terms and conditions. Tai iš esmės sutinkame, niekada niekas neskaito iki galo. Ir čia mes irgi sutinkame, iššoka dar vienas langelis. Čia klientų duomenys, kas kur kaip saugoma, ką įmame, taip toliau. Nu, bet kokiu atveju, jeigu norim pajungti, mes turim su visko sutikti ir mes paspaudžiam sutiku. Pavyko. Go to dashboard. Taigi, nu va, pasijungia analitikas, mums viską sudėlioja. Ką mes matysim? Tai mes matysim lankytojus, matysime parodymus, matysime kas kur kaip, jeigu kaip pavyzdys. Eikim prie mano šito puslapio. Iš esmės mums rodys trumpą informaciją apie naršymą, istoriją, lankytiną dalykus. Mes galim pasižiūrėti per paskutinės dienas laikotarpius. Čia atsidarom šitame puslapyje. Ir čia gal mums kiek tai detaliau parodys visą informaciją, kad mes turėtume supratimą, ką šitas Google Analytico oficialus Google įskiepis gali mums parodyti. Taigi, rodo mums, kiek unikalių buvo vartotojų per 28 dienas, iš šaltiniai kokie yra, kiek kartų Google parodė, paspaudimai, unikalūs vartotojai. Tai čia mums užkraus, rodo top 10 raktinių žodžių ir mūsų top puslapio lankomumai, bendra tokia statistika, kas man labai patinka, jeigu mes esam prisijungę prie to pačio viso produkto, mes galim paspaudus ant raktinio žodžio, mums gali atidaryti Webmaster Tools, tai reiškia, mes galim pasižiūrėti našumą, raktinių žodžių, pozicijas ir kitus dalykus. Tai iš esmės mums tai truputėlį sutaupo laiko bendrai lankomumo statistikai, informacijai, kaip tai atrodo ir kiti dalykai pamąstymą pasižiūrėti. Taigi, taip trumpai apie Google Analytiką.
ir jo galimybės. Man, sakau, patinka, kad iš karto sujungia su Search console, nereikia atskirai pajunginėti. Geriau iš karto susidaro sitemapai ir visi kiti reikalingi dalykai, plus greičiau ir tvarkingiau indeksuoja jūsų puslapį.